Sveiki! Šiandien mes leisimės į tokią, sakyčiau, neįprastą kelionę. Pagalvokim, kaip iš pačių mažiausių anglų kalbos garsų galiausiai gimsta visas laiškas. Būtent tai ir išsiaiškinsim. Nuo garso iki galimybės parašyti savo mintis. Taigi, pradedam. Taip, būtent šis klausimas mus ir ves per visą šią apžvalgą. Tai mūsų kelrodė žvaigždė. Ieškodami atsakymą, mes pamatysim visą procesą, žingsnis po žingsnio. Kaip tos raidės virsta žodžiais, o kaip tie žodžiai susijungia į sakinius, kuriais jau galime, tiesiog bendrauti. Viską ir aptarsim. Gerai, pirmiausia, garsai. Tai tikriausių žodžių statybiniai blokai. Gal atrodo, kad čia viskas paprasta, bet patikėkit, kai gerai perpranti garsus, viskas keičiasi. Pradedam kalbėti aiškiau, o skaityti ir rašyti pasidaro, tiesiog daug lengviau. Tai yra pats pamatas. Ir iškart nerkim prie vienos, sakyčiau, klastingesnės raidės. Raidė Y. Ar kada kilo klausimas, kodėl jis skamba vis kitaip? Tuo jau viskas paaiškins. Na štai, paslaptis įminta. Pasirodo, viskas priklauso nuo konteksto. Žiūrėkim, kirčiuotam skiemenį, kaip žodė cry, turime garsą I. Logiška. Bet pavyzdžiui, nekirčiuotam žodžio gale, kaip easy, jau girdim trumpesnį I. O jei raidė pačioje pradžioje, kaip žodė year, tada jie apskritai virsta priebalsiu ji. Įsivaizduojat? Viena raidė, o garsai net 3, štai tokia ta anglų kalba. Gerai, o dabar vienas iš tų, auksinių dėsningumų, kuris tikrai palengvina gyvenimą skaitant. Atkreipkim dėmesį į šiuos raidžių junginius. Ild, ind, aidž. Nors raidės atrodo skirtingos, jos beveik visada duoda tą patį garsą I. Kai pradedi tai pastebėti, tokie žodžiai kaip mild, mind ar high staiga tampa visiškai aiškus ir lengvai perskaitomi. Ir čia dar vienas puikus pavyzdys. Kaip raidžių vietą žodyje pakeičia, tiesiog viską. Paimkim junginį ie. Jei jis yra žodžio gale, kaip žodyje die, girdim I. Tačiau perkelkim jį į vidurį, kaip žodyje believe. Ir bats. Garsas jau visai kitas. Ilgas I. Svarbu tai atsiminti. Taigi, pereinam prie antros dalies – žodyno. Garsus jau atpažįstam, dabar metas iš tų garsų sulipdyti prasmingus žodžius. Pažiūrėkim, kaip tai veikia praktiškai ir kaip galim praplėsti savo žodyną. Štai keletas tikrai naudingų daiktavardžių. Ir dabar pats įdomumas. Pažiūrėkim, kaip tarimas atitinka tas taisyklės, kurias ką tik aptarėm. Pavyzdžiui, žodis night. Ar pastebit? Juk čia tas pats IG junginys, kuris tariamas ai. O štai žodėje pupil, reiškianti mokinys, garsai jau visiškai kitokie. Štai taip tos taisyklės ir veikia realiame gyvenime. Gerai, judam toliau. O dabar skaičiai. Be jų kasdienybėje niekur. Juk retai kada sakom tiesiog 8, ar ne? Dažniausiai skaičiai eina kartu su daiktais. Pavyzdžiui, 8 trips, 8 kelionės, arba 43 shelves, 43 lentynos. Būtent taip jie ir veikia realiame kontekste. O dabar prie gramatikos pagrindų pagrindo. Taisyklė, kurią privaloma žinoti. Viskas iš tikrųjų labai paprasta. Is, kai kalbam apie vieną daiktą, a, kai jų yra 2 ar daugiau. Tiek žinių, bet ši taisyklė yra raktas į teisingai skambančius sakinius. Ir štai pažiūrėkime, kaip tai atrodo gyvai. Kairėje pusėje vienaskaita su is. There is one cat, viskas aišku, o dešinėje daugiskaita su are. The pencils are on the table. Kai matai juos šalia, principas tampa akivaizdus, tiesa? Gerai, trečia dalis. Laiško rašymo menas. Dabar sujungsim viską, ką išmokom, į vieną bendrą visumą. Garsai, žodžiai, gramatika, viskas susidės į krūvą ir pamatysim, kaip gimsta laiškas. Rašant laišką, ypač oficialesnį, yra tam tikra tvarka. Ir ji labai paprasta. Gavėjo adresą rašom kairėje pusėje, o savo siuntėjo adresą viršuje dešiniajame kampe. Viskas. O kaip su pačiu voku? Čia taip pat yra aiški sistema. Tiesiog 4 paprasti žingsniai. Pirmiausia, vardas, pavardė. Tada namo numeris, gatvė. Po to miestas ir pašto kodas. Ir pabaigai šalis. Viskas. Jei laikomės šios tvarkos, laiškas tikrai pasieks tikslą. Laišką reikia ne tik pradėti, bet ir gražiai užbaigti. O pabaiga labai priklauso nuo to, kam rašom. Pavyzdžiui, draugui puikiai tiks your friend arba tiesiog love. O štai best wishes from Ted, geriausi linkėjimai nuo Tedo, jau šiek tiek formalesnis, bet vis tiek šiltas variantas. Svarbus dalykas – kreipiniai. Jie rodo pagarbą. Taigi į vyrą kreipiamės Mr., pavyzdžiui, Mr. Brown. O su moterimis yra 2 variantai.
Mrs. tai ištekėjusiai moteriai ir Miss netekėjusiai. Ir svarbiausia, šie kreipiniai visada eina prieš pavardę. Na, o dabar metas iššūkiui. Smagioji dalis. Pažiūrėkime, kaip viską pavyko įsidėmėti. Tai geriausias būdas viską užtvirtinti. Pradėkim nuo žodžių dėlionės. Ar pavyks iš šių žodžių sudėti teisingą logišką sakinį? Taigi, turime letter, interesting, thanks, for, the. Kaip čia juos sudėlioti į teisingą eilės tvarką? Ir teisingas atsakymas yra thanks for the interesting letter. Ačiū už įdomų laišką. Labai naudinga frazė, tiesa? Gerai, dabar žaibiškas žodyno testas. Kairėje matome žodžius, pamėginkim greitai prisiminti, ką jie reiškia dar prieš žvilgtelinti į atsakymus dešinėje. Tokie greiti pasikartojimai labai gerai įtvirtina žodžius atmintyje. Na ir pabaigai, klausimas, kuris viską apjungia. Dabar, kai jau turim visus statybinius blokus, garsus, žodžius, laiško struktūrą, koks galėtų būti pats pirmas sakinys, kurį parašytumėte laiške savo draugui? Tai ir yra tas tikrasis žingsnis į priekį, kai teorija virsta realiu bendravimu.